Laikotarpių uždarimas naudojamas tuomet, kai norite uždrausti redaguoti praeities laikotarpį. Dažniausiai laikotarpių uždarimas naudojamas, kai yra galutinai suformuojami tabeliai ir darbuotojams išmokami atlyginimai. Pavyzdžiui, pasibaigus mėnesiui ar darbuotojai išeinant iš darbo. Norint uždaryti darbuotojo laikotarpį, pavyzdžiui, jam išėjus iš darbo, pereikite į reikiamą darbuotojo sutarčių skiltį. Eilutėje laikotarpio uždarimas paspauskite ant spynelės ikonos. Atsivėrusiame lange uždarimas pasirinkite datą. Dienos iki įvestos datos bus uždarytos, be galimybės redaguoti grafiką, faktinius įrašus, laisvadienius bei nedarbingumus. Užvedę pelytę ant uždarimo datos, pamatysite asmenį, kuris laikotarpį uždarė. Perėję į grafiko langą pamatysite, jog uždarytos darbuotojo eilutės yra nuspalvintos žalsva spalva. Paspauskite ant bet kurios dienos užrakintoje eilutėje. Negalima nei pridėti, nei išimti jokių pamainų ar įvesti pokyčių. Išlieka tik galimybė peržiūrėti pamainas ir kitus darbo grafiko objektus. Atrakinti laikotarpį galite analogiška veiksmų seka. Laikotarpio uždarimo eilutėje išskleiskite papildomus veiksmus ir pasirinkite atšaukti paskutinį uždarimą. Uždaryti laikotarpį visiems darbuotojams iš karto galite personalo skiltyje. Pasirinkite veiksmai ir nurodykite laikotarpį, kurį norite uždaryti. Tai nebūtinai turi būti pilnas mėnesis, galite uždaryti ir keletą dienų. Pasirinkę datą, paspauskite uždaryti. Sugrįžę į darbo grafiko langą pamatysite, jog visų darbuotojų darbo dienos yra uždarytos iki įvestos datos. Personalo skiltyje išskleiskite filtro langą. Pasirinkite reikiamą filtrą ir išfiltruokite darbuotojus, kurių laikotarpį norite uždaryti. Atverkite langą veiksmai. Pasirinkite laikotarpio uždarimo datą, tuomet patvirtinkite uždarimą paspausdami mygtuką uždaryti. Sugrįžę į darbo grafiko langą pamatysite pokyčius. Užrakinti laikotarpį tik tų darbuotojų, kuriuos filtravote. Laikotarpį uždaryti gali vartotojas turintis arba apskaitos, arba organizacijos valdytojo teisę. Pasirinkite darbuotoją ir atverkite vartotojo paskyros sekciją. Sistemos rolės skiltyje pažymėkite reikiamą teisę varnele.